tobulo skonio sluoksniuotos tešlos bandelės su karameliniu padažu ir bananais. Mums reikės sluoksniuotos mėlynės tešlos, bananų ir Kinder šokolado. Bananus nusilupame, arbatinio šaukštelio pagalba išskaptuojame banano vidurį ir į vidų įdedame po 2 Kinder šokolado plyteles. Sluoksniuotos mėlynės tešlos gabaliukus taip išilgai perpjaunam ir padalinam po 3 dalis. Ir visą bananą, žiūrėkit, su ta juostele, taip vieną su kitą sujungiant, apvyniojame aplinkui, turi atrodyti štai taip. Išsimaišome 2 kiaušinio trynius ir su kiaušinio trynių plakiniu aptepame kiekvieną mūsų bandelę. Dedame kepti bandeles į orkaitę. Pažiūrėkit, kokio dydžio gavosi, eina savo. Pažiūrėkit. Dabarstom cukraus pudrą ir kad tikrai jau būtų skanu, tai dar apibarstom, apipilam tiksliau karameliniu padažu. Pažiūrėkit, kokio čia yra skanumo, koks čia yra, pažiūrėkit, stebuklas, šokoladas baltas bėga, bananas, jos yra minkštos, kvepiančios, saldžios, tai paspauskite like, kam patiko šitas video ir pažadu daugiau tokių gerų receptų.